Kaip į Kupiškio miestą persikėlusiam gyventi Tukui Nykštukui sekėsi toliau, kai jis įsidarbino krovikų Kupiškyje esančioje centrinėje Maksimoje. Bėgant laikui tarp čia gretimai drauge dirbančių Tuko ir valytojos jo buvusios draugės, miestietės Davatkos Vidos Pribeldaitės ėmė rastis vis labiau didėjanti nemaloni trintis, pradėjo jiedu nebeapkęsti vienas kito buvimo šalimais. Pats pirmą savo nepasitenkinimą buvusios panos pastovių sukiojimus į jų darbo vietoje, parduotuvėje ėmė jausti būtent Tukas, jis iš pradžių niekinimą savo bendradarbės Vidos atžvilgių ėmė jausti mintise, o paskui jau drįso reikšti ir atvirai, garsiai su įsakytais žodžiais. Galiausiai Tukas ir Vida jau pradėjo vienas kitą vis labiau engti, Tukas pradėjo kaip tik begalėdamas vis labiau vengti buvimo prie Vidos, o susitikęs ją ir vis drąsiau laidyti jai aštrę savo replikas. Tukas ėmė prie kitų savo kolegų Vidą vadinti atsilupusią Davatką. Kartą vieną dieną Tukas kiek vėliau atėjo į savo darbą Maksimoje, Vida tuo pat metu su pašluoste lauke valė parduotuvės iškabą, ir ji irgi išgirdo tai, kaip negražiai Tukas su kitais kolegomis kalba apie ją pačią. Tada ji irgi drįso garsiai tarti savo žodį ir patarė Tukui verčiau jau eiti susirasti savo kitą darbą, jeigu jau jam taip labai nepatinka tai, kad čionai su visais darbą turinti ir ji, Vida. 2013 metų gegužė štai kaip konkrečiai atrodė šis gyvas ir absoliučios vidinės jaučiamos vienas kitam paniekos pilnas pokalbis Kupiškio centrinės Maksimos viduje tarp buvusių mylimųjų ir dabar jau kurį laiką bendradarbiais tapusių dviejų miestiečių, vedusio vyro Tuko ir vis dar tebesančios vienišos merginos Vidos. Viskas prasideda scena, kurioje Vida ant ilgo šluotkočios prisikabinusi šlapią skudurą, su jo pagalba bando šveisti ir valyti metalinę, visiems aukštai viršum galvų esančią prekybos centro Maksima iškabą. Vida pluša visą net įsitempusi, ji aukštai iškėlusi savo rankas su tuo skuduru intensyviai bružina metalinės iškabos paviršių, nuo viršaus krentantys vandens lašai tikšta ir ant jos pačios ir ant betoninių parduotuvės laiptų. Ji taip kruopščiai dirba, kad rodos jau yra pamiršusi visą kitą savo gyvenime, net ir Bibliją, net ir jos religinius tekstus, kuriuos su tokia meile ji vis progai pasitaikius yra mėgstanti ir pati skaityti. Ir kartais vis paminėti savo pokalbiuose su kolegomis bei kitais žmonėmis. Čia pat ant laiptų, netoli jos kojų stovi padėtas ir puspilnis metalinis nešvaraus vandens pripiltas kibiras. Rodos, jei niekas neturėtų tokios atsakingos užduoties įvykdymo metu kažkaip bandyti trukdyti. Bet tas nemalonus trukdytojas netikėtai jai ėmė ir atsirado, kai iš tolo gatvėje prie prekybos centre pasigirdo vis garsėjantys skubus žingsniai ir staigiai pasirodė tas pats jau jai įgrįsęs jos darbo kolega ir buvęs kadaise mylimasis Tukas. Ji žaibiškai užlėkė laiptais ir tuoj patenka tiesiai į parduotuvės vidų. Čia netrukus ir prasideda Tuko trumpas pokalbis, pasilabinimas su savo kolegomis pardavėjais bei kitų krovikų. Tuko pasiteisinimas: labas rytas visiems čia jau esantiems darbe. Kolegos, atsiprašau, kad vėluoju. Žadintuvas nesuveikė, o dar pakeliui prie pat perėjo sugaišau, vos spėjau atbėgti, tada pasidairo į visas pusės po prekybos salės patalpą, iškart pastebėjo tai, kad niekur nematyti įkyriosios jo kolegės Vidos, kuri čia paprastai sušluota ir semtuvėlių rankose nuolat irgi vis sukiojasi, bei kartais jam trukdo praeiti, kai jis vidun stumia palei lentyną savo vežimą su prekėmis. Keista, o šiandien juk eilinė darbo diena. Tad su aiškia pašaipa savo balse tuoj pat kolegų paklausė: na, ar ta atsilupusi Davatka Vida jau irgi yra atėjusi į darbą? Ko tai dabar jos niekur nematyti? Kolegos įsyk su pirštais jam parodo, kad būtent šiuo metu ta Vida esanti būtent lauke dirbti išėjusi, jos viduje nėra, nes ji ten išėjusi valo prekybos centro lauko iškaba. Bet kartu viena iš pardavėjų Tuką ir perspėja: Tukai, patylėk tu vieną kartą. Pažiūrėk pro langą, jigi čia pat ant kopėčių iškaba valo, viską puikiai girdi, o pats Tukas tik piktai nusispjauna ir demonstratyviai rėkia toliau: na ir tegu girdi. Man atsibodo, kad ši Davatka kasdien čia trinasi aplinkui ir gadina visiems nuotaiką. Ji man jau tikrą naštą palikusi, dėja, bet šiuos būtent jai asmeniškai skirtus ir panieka persigėrusių žodžius labai aiškiai pro pat atviras lauko duris iš vidaus atsklidusius laukia išgirdo ir pati Vida. Jei Vida, išgirdusi savo vardą ir plūsmus, įniršta. Jis stipriai prispaudžia skudurą prie stiklo, pasisuka į durų pusę ir garsiai sušunka: Tukai,
aš irgi viską girdėjau. Aš girdėjau tavo įžeidinėjimus man, niekam nespėjus įsikišti, ji piktai priduria. Žinai, čia yra neprivaloma eiti, keisti darbą gali. Jei tau kas nors nepatinka, niekas tavęs čia nelaiko. Žodžiu, tas apsižodžiavimas ir vėl tarp jų ėmė ir įvyko, jo darsyk ir šiandien nepavyko išvengti. Ant galo ji dar meta pavimui. Ei, tau nepatinka, kad aš čia su visais dirbu, neždinkis iš kur atėjęs, vos tik visiems išgirdus tokius aštrius Vidos atgaltukui pasakytus žodžius, parduotuvėje esančių kolegų veiduose tuoj pat pasirodo lengvos. Ironiško šypsenėlės jis nieko daugiau nebepasako, tik numoja su ranka ir pro pat plastikinių durų tarpą greitomis munka tiesiai į sandėlio patalpą. Kai kas tai matydamas nesusilaikęs net ir tyliai sukikena. Šios darbo dienos pradžia ir vėl buvo sugadinta.